Nu ką, judam pasivažinėti. Graži diena. Reikia kur nors pačilinti. Tiesą sakys, jau vakaras, ne diena. Važiuojame į Balnininkus. Šis miestelis turi nuostabią aurą. Kai noriu tiesiog pailsėti ir nieko neveikti, dažnai užsuku būtent čia. Šalia tyvuliuojantis Alaušų ežeras skleidžia ypatingą ramybę ir leidžia visiškai atsipalaiduoti. Ui. Tiesa, dar norėjau pasakyti, šiandien išbandysiu droną, pasėmiau tą šalę, pabandysiu sustoti, sustoti ir paleisti, pasižiūrėsiu, kaip jis mane seka. Vienu žodžiu, visokie bandymai prieš ruošiantis kelionei po Europą. Visgi toks pasivažinėjimas iš tikrųjų į naudą, surandu trūkumus, kuriuos būtų sunku pašalinti kelionės metu. Pavyzdžiui, šiandien išvažiavau pabandyti, kad dronas paskristų paskui mane. Sekimo režime radau gražus rapsų laukai geltoni, bet blemba, įsidėjau telefoną, su kuriuo valdyti droną ir laidą ilgą prie jo pasiėmiau. Tipo prie kvadloko aš jį prisegsiu, bet kad telefonas neįmaltas į kvadlokinį dėkliuką atsarginis, jopšik matė. Vienu žodžiu, o dabar jau tingiu grįžti, nenoriu savo gadinti nuotaikos. Tiesiog išvažiuosiu kitą vakarą, o dabar lėkiu biškai pravažiuoti. Nors tiesą pasakys, nežinau, ar važiuosiu aš į Balnininkus, nes išvažiavau taip pakankamai lengvai apsirengęs, bet jau vakaras, vėjukas toks. Būtų gerai kokį fliusinį džemperiuką papačiau užsidėti, o aš jo nepasiėmiau. Taip kad gyveni ir mokaisi, blemba. Nu ką padarysi? Pasivažinėsi gal biškai, graži diena. Retai kada tokių dienų šį pavasarį 26 metais būna. Reikia išnaudoti. Važiuodamas tiesiog čilinu, nes nėra kur skubėti, gražus vakarėlis, saulė vakarop, spalvos turbo ir aš džiaugiuosi savo gyvenimu. Ką tik pravažiavau Levaniškį, priekyje Enciūnai, vienas kaimelis po kito, vienas gražesnis už kitą. Gamta visiškai pabudusi, pilnas pavasaris. Jau žaliau turbūt nebus kaip dabar, tačiau kažkaip šis pavasaris šaltas, žalias, bet šaltas. Man patinka važiuoti per Lietuvos kaimelius, jie dabar labai tvarkingi ir gražus. Kažkada čia atrodė dideli posūkiai, dabar kažkoks tiesus kelias. Viskas keičiasi, keliai tiesėja. Dar vienas gražus ir vingiuotas nusileidimas į Šešuolių kaimą, kuriame stovi nuostabi bažnyčia. Gal apvažiuosiu, apsuksiu ratelį, parodysiu ir jums, kaip atrodo. Na va, ir įvažiavau į Šešuolių kaimą, kuris tikrai yra labai tvarkingas ir gražus ir faini žmonės čia labai gyvena.
Mūsų posūkis dešinėn, šiek tiek nukrypsim nuo pagrindinio kelio. Važiuosim, pasižiūrėsim, koks gražus ir tvarkingas kaimelis. Švento Juozapo bažnyčia pastatyta 18 amžiaus antroje pusėje ir jinai medinė. Tai va, pasigrožėkite, koks gražus istorinis paminklas. Šioje vietoje bandysiu apsisukti, nes kažkaip šiandien nenuotaikoj važiuoti žvyrkeliu. Grįšime atgal į pagrindinį kelią ir šausiu toliau link Balnininkų. Visgi apsisprendžiau. Paskutiniai vaizdai į Švento Juozapo bažnyčią, pasigrožėkime. Palieku šešuolius ir skubu link Mėgučių. Na, išvažiavom į Molėtų plentą, Ukmergės Molėtų. Spaudžiam, gal nesušalsiu. Aš kaip tai visiems. Niekas man reikia pasivažinėti. Čia. Paitos spalvos. Na, šau. Sėdėjau rašyti, tu matėjai? Privažiavau Želvos miestelį, na ir čia sankryžo į kairę tiesus kelias link Balnininkų. Čia buvo takelis blemba, poželis. Čia galbūt. Bet čia galbūt. Štai. Šiek tiek paskraidžiau su droniu savo. Šiokių gražių katkų padariau. Lietuva visa graži. Ai, gaila, čia su kamera nesimato, koks kalnas, gerulis nusileidimas. Visom čia smagu važiuoti. Bet jau nežinau, jau čia grįžtamas, tai sušalsiu. Jau saulė visai žemai, o mano dar atgal plemba. Ir jau čia 3-8 kilai, negali būti, kad 15. Tai to.
40 km iki Balnininkų? Daugiau? Nuvarom. Ai va, palaukit, čia tai privažiuosiu. Mano viena gražiausių vietų, čia tas Sartis atrodo, upelis teka, blemba labai gražus malūnas. Laukiau aš iš praeitą vasarą šitą upę, prasikeikiau, labai srauni buvo po lietaus, eina savo ir vertėmis ir visokių bajerių, nu, nežinau. Matosi, bet čia reikėtų aišku sustot paskraidyti, bet ne dabar. Jau vėlų kažkaip biškį. Pagalvojau, bus gražu vakare, bet jau jaučiu, kad šalta, reikėjo man pasirengti šilčiau. Ok, šutinu toliau. Va, pravažiavau Balnininkų ženklą. Tuoj nuo kalvelės ir būsime prie ežero gražaus. Tai čia kalnas, tai toksai girulis. Daug čia žvejų privažiuoja. Pasižiūrėkit gražu, bažnyčia tolumoje šviečia. Jo. Čia reikia kada su palapinę atvažiuoti pasistatyti, kur nuošaliau pačilinti. Nuvažiavam prie bažnyčios. Pakelsim dronį. Jau jeigu atvažiavom, tai atvažiavom. Anykščiai 31, Molėtai 23. Viskas čia vietoje. Važiuojam prie bažnyčios. Pasižiūrim mūsų mažieji miesteliai. Balnininkai. Dar nepripratau biškį pultelį čia pasikabinęs prie posūkių ženklų. Posūkius dar reikia priprasti vidinėti. O, gražu. Ką, pabandom paskraidyti? Nesutrukdysim čia ramybės žmonių, gal ne? Kažkas čia man nepavyko sinchronizuoti drono. Kažkaip šiandien nesėkmingas vakaras. Ir tas nepavyko, ir tas nepavyko. Ačiū Dievui, pasivažinant pavyko. Dabar va, grįžtu nuo bažnyčios. Kažkaip prasikeikiau, dar vieną laidelį kažkur pamečiau, gal ten, kur buvau sustojęs prieš tai. Grįždamas stabtelsiu pasitikrinti, bet vienu žodžiu. Tokia vat šiandien diena. Bet, kaip sakant, kai nepavyksta, savo klaidų mokomės. Sekantį kartą pavyks, kai jau važiuosime kažkur tai toli ir norėsim prišaudyti daug gražių kadrų, tada jau viskas pavyks. Ok, tai ką? Dėkoju visiems, kas žiūrėjo šitą trumpą, neįdomų filmuką. Artimoje ateityje laukia įdomesnis turinys, nes ruošiuosi jau savo kelioniai po kalnus. Iš lėto perkuosi trūkstamą įrangėlę turizmui ir visiems kitiem kelionės dalykam. Žiūriu, dasikomplektuoju. Vien žodžiu, vienos išlaidos. Ir tikėkimės po 1,5 mėnesio aš išvyksiu. Jeigu kažkas atsitiks, tai rugpjūčio vidury būtinai. Tai ką, linkiu gražaus vakaro, nes vakaras tai gražu šiandien, superinis. Lėkiu namo. Čiau, kakao.